Buvo trumpas gegužės, ne už kalnų išleistuvės, namus palikęs sparnus išskleis. Turėjo būti romanas. Mes šiandien atvykom į Kauną, nes Ieva gavo apdovanojimą iš paramos fondo Rimanto Kaukėno, kuri vyko taipogi Kaune per teniso turnyro laiką. Buvo apdovanoti keli vaikai ir mes tuo pačiu labai džiaugiamės dovana. Tai yra ir svajonė, ir dovana. Labai bijojau važiuoti iš tikrųjų, nes girdėt per telefoną, gal. Bet sakau dėl Ievos, bet dabar tikrai labai džiaugiuosi, kad atvažiavau. Ir dukrytė, kad atvažiavo, iš tikrųjų daug įspūdžių ir visi geri. Labai gražu, visi nuoširdūs, nežinau, labai gražu. Mes rašėm svajonę ligoniniai, bandėm parašyti, bet nelabai tikėjomės svajonės išsipildymo. Nelabai? Ne. Galvojom žaidimo variantą. Ir vis tiek tikėjom svajonę, nes vis tiek svajonė gal išsipildo. Tai va. Ir dabar išsipildė Ievos svajonė. Gavom nuostabų kompiuterį, dar nematėm koks, bet jau nuostabus. Jisai bus panaudotas jau šiandien, atidarytas ir pajungtas, nes labai Ievai reikia pamokom, nes daug užduoda pamokų ir jinai labai mėgsta daryti pamokas. Tai labai laukia to kompiuterio, kol neatidarys, nepatikės, kas tikrai bus tada. Ir dar gavom kuponą į Kauno zoologijos sodą. Tai taip pat svajonė, vėlgi, nes galvojam arba vieną, arba kitą išpildyti svajonę. Bet gavom dvi svajonės viename, tai bandysim išskaidyti ir kitą svajonę išpildys kitą savaitgalį. Galvojam, važiuosim, padovanos, o čia tiek emocijų, tiek žmonių. Labai ačiū visiems, kas dalyvavo turnyre. Dėkoju Sauliui ir įmonei Manvesta už šitą nuostabų renginį ir sugalvotą mintį, kad džiugintų toliau vaikus, tiesiog įsimintina šventė ir tikrai labai dėkoju visiems. Tiek daug gegužių praėjo.